Sveiki, gerbimieji. 16 mūsų susitikimas, 7 2025 metų savaitė. Kalbėsimės apie Rusijos revoliucijas. Bet pradėsime iš toli. Žiūrime laiko ašį. Matome, aš čia tokią padariau, kas 6, kas 4 metus. Matome, Rusija pardavė Aliaską Jungtinėm valstijom, čia po Krymo. Matome Prancūzijos-Prūsijos karas. Šitas įvykis yra svarbus dėl to, kad prūsai praktiškai išprovokavo prancūzus ir tuo metu žlugo. Imperija, atsirado Trečioji Respublika. Ir kodėl tai susiję su mumis šiandien? Tai susiję su mumis tuom, kad jau yra komuna, Paryžiaus komuna. Ir iš Paryžiaus komunos jau paskui mokosi ir Leninas, kaip pradėti proletariato diktatūrą. Paskui žiūrime nužudytas Aleksandras II. Ateina naujas caras, Aleksandras III. Aleksandrą II ištaškė sprogimas, bet Lenino brolis Vladimiras Uljanovas pasikėsina į Aleksandrą III. Aišku, jisai pakartas, bet Leninas sako, mes eisime kitų kelių. Ir kitas kelias buvo socialdemokratinis. Tiesą sakant, pirmoji ir seniausia lietuviška partija yra socialdemokratų, susikūrė 1892. Yra ir kitų gražių nužudimų, juos darė socialrevoliucionieriai, eserai kitaip tariant, čia dar iki revoliucijos 1905 metų. Bombos, vienas vidaus reikalų ministras po kito. Nužudimų yra ir daugiau. Ta prasme, yra nužudyti gubernatoriai Finlandijoje, yra pasikėsinta į Vilniaus gubernatorių, yra labai rimtos riaušės ir susiguria tarybos. Matome nuotraukoje, jau per vidurį yra Trockis. Trockis, jau jisai čia, Bachūras jau pirmininkauja praktiškai Sankt Peterburgo darbininkų tarybai. Jam 26 metai. Ir daugybė nužudimų, sprogimų, sabotažų, kartais sukilimai, laivas Patiomkinas, karininkai, ne visi, 7 nužudyti, laivas pabėga, žmonės išsilaksto, kažkas sugrįžta, durniai sugrįžti į Rusiją. Ir juos, kaip sakant, ištaško. Ir išeina Spalio manifestas. Spalio manifestas jau duoda tam tikras konstitucinės monarchijos užuomazgas. Renkasi pirmoji dūma, balsavimo teisė, praktiškai Rusijos piliečiai tampa piliečiais, o prieš tai buvo caro subjektais. Caro subjektai tampa piliečiais, balsuoja, legalizuojasi partijos, tame tarpe ir būsimieji bolševikai. Lietuvoje renkasi didysis Seimas, Basanavičius. Ta prasme, tai užuomazga, kuri vėliau ateis į vasario 16 aktą.